Hi. Aš gal kažko nesuprantu, bet man 30 metų jau ir aš labai pasilgau savo gyvenimo, kai buvau 19, 18, tiesiog tranzuodavau, kur noriu. Kažką biški veikiu, biški neveikiu. Atrodo, kad nieko neveikiu gyvenime, atrodo, kad švaistau savo gyvenimą, dėl to taip pradėjau paskui super produktyviai stengtis gyventi, kur ten nuvariau save vos ne į kapus ir savo to produktyvumo. Bet aš dabar kažkaip galvoju, kad man labai reikia to tokio biški nieko neveikimo, bindinėjimo. Tada kažkokia ateina kūryba iš to. Visą laiką būti rimta labai nesveika, man atrodo. Pavargau būti rimta CEO lady. Ja, reikia biški nieko neveikti. Labadiena. Esu varniuos, esu įdegus gražiai. Jaučiuosi taip, kad manęs turbūt daugiau niekas nebeįsimylės, bet čia tiesiog generational trauma. Kažkaip daug galvoju apie, pradėjau tokius vaistus vartot, kurie man pravalo nosį, bet kartu išvalo kažkokią dalį manęs ir jaučiuosi labai uneasy ir tokia biški depressed dabar šiom dienom. Ir daug tokio nerimo skyla, ypač dėl pinigų, ir ten vis galvoju, kaip užsidirbti pinigų ir toks tipo, atrodo, ar nėra ko daugiau apie ką galėčiau galvoti. Labai kažkaip neįdomi tema. Pinigai viskas super su jais, bet kažkaip sušlovinti jos toks biški. Tai va, bet daug piešiau. Šitą nutapiau ir labai džiaugiuosi. Jo. Ir galvojau, jeigu manęs daugiau niekas nebemylės, tai bent jau aš turiu meną. Kažkaip mane labai įkvėpė toks kažkoks tapytojas David Cho, ar kažkas, jis dar YouTube'ės daro video, tai galite pasižiūrėti. Tai, wow, kažkaip galvoju, tikrai nebūtina būti turtingai ir turėti gražų berną, gal tiesiog svarbiausia būti laimingai ir laisvai. Ir man atrodo, kai galvojam apie pinigus ar kažkaip bandom gauti pinigų ir ten įsijungia toks tipo pinigų ieškojimo radaras, man atrodo, tai labiau apie tokią laisvę, noriu vidinės laisvės. Tai wow, man tas toks, kad aš galiu tapyti, piešti, daryti, ką noriu, keltis, kada noriu, tranzuoti namo, jeigu noriu, man čia yra laisvė. Jaučiuosi, kad susigražinu šitą dalį savęs, nes ilgą laiką kažkaip pušinau save, kad turi būti, nežinau, kažkokia labai preppy ir ten pro ir kažkokia tokia. Ir man dažnai šiaip keičiasi nuotaikos tiksliau nuomonės apie šios dalykus, bet labai jaučiuosi laiminga, kai piešiu ir tapau ir noriu dar. Ir nebesvarbu taip, ar turėsiu berną, ne, ar pinigų. Tiesiog svarbu, kad turiu ant ko paišyti ir su kuo. Vakar ir šiandien vyras miestas
Viskas. Vasarėlė. That's what I'm talking about. Einu iš bankų pridavimo. La 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 la. Šiaip pagaliau geras oras. Ačiū Dievui. Ačiū Dievui. Kiek galima? Seriously. Okay. Šiom dienom aš savo officially pripažinau, kad aš esu perdegus, ignoruoju kiek tik įmanoma visų žinutės, nes I cannot do this anymore. Tegu skambina! Kiek gali rašyti žmonės? Atrodo, noriu tiesiog normalizuoti skambinimą, nes man tiesiog, aš nebegaliu susitraukti savo smegenų į tą ekranėlį, kad atrašyti kiekvienam. Eina nahui. Man atrodo, ir niekada nesakiau už tą blogį, eina nahui, bet tikrai eina nahui. My brain is hurting, my brain is hurting. Have I said that my brain is hurting? Karoči, nes aš jau senai jau jaučiu tok nervinio perdegimo simptomus, bet nežinau, neišsiaiškinau, kad aš tai patiriu. Tai jo, jaučiu, kad neturiu ką duoti pasaulyje. Esu pervargus. Ir esu tokiam lūpė. Reikėtų kaip tik dabar daug duoti kažko. Nu, gal nebūtinai daug, bet reikėtų kažkokį darbą susirasti ar kažką, kad turėčiau daugiau pinigų, kad jausčiaus laisviau. Bet jo, kadangi nesijaučiu gerai, tai atrodo neturiu ką duoti. Kažkoks užpisantis užbrutos ratas. Nahui. Tai tiesiog man viskas šiandien krenta iš rankų, išpilu kažką. Senai nebuvo man ant tiek clumsy dienelė. Namai tiesiog bardakė. Kažkaip norėtus viskam pasakyti sorry, bet ne šiandien. Norėčiau tiesiog chillin. Ir tapyti kaip šitas paveikslėlis, kurį nutapiau prieš porą dienų. Norėčiau tapyti ir, blet, nebemenedžinti tiek daug. Tai va. Can we just talk about how good I make my breakfast? Pažiūrėkit. Wow. 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 This is beautiful. Aš tiesiog supratau, kad aš pastebėjau savį bent jau praeitą vasarą ypač, kad kai aš atsipalaiduoju, kai rūpino savim, geriausiai kaip tik moku, man atrodo, kad visada kaip tik tada nori dar labiau manim pasirūpinti, nes aš skleidžiu tokią,
meilės ir rūpesčio vibracija. Nu, čia dabar kam nepatinka pokalbį apie vibracijas, galit praskipinti, bet klausiau labai gerą pokalbį ir ten kalbėjo apie tai, kad kai mes nuolat galvojame apie tai, kad man reikia, aš noriu, tas sukuria tokią tension ore, kur aš jeigu sakyčiau, aš turiu, man pakanka, aš turiu viską, ko man reikia, aš esu pakankama, aš esu labai laiminga. Staiga ateina daugiau laimės į gyvenimą. Čia toks keistas dalykas, bet taip visą laiką veikia. Jo, kuo aš geriau jaučiuosi, kuo labiau rūpinuosi savim, tuo man labiau sekas. Šitą tikrai pastebėjau. Tai jo, tik norėjau pasidalinti. Tada ir pinigų padaugėja, ir fainų žmonių aplink padaugėja, tiesiog. Jo, nes atrodo, tu tiesiog skleidi tokią žinutę į aplinką, kad žiūrėkit, viskas okei, galima atsipalaiduoti. Man atrodo, aš dėl to ir išsikraušiau iš Vilniaus, nes aš galėčiau kažkaip ieškoti argumentų, kodėl Vilnius yra negeras, bet man atrodo, bet kokiu didmiesčiu panašus būtų jausmas, nes ten per daug konkurencijos yra, per daug yra tokio jausmo, kad jeigu esi atitolęs nuo savo širdies, tai nebepastebi, bet, pavyzdžiui, aš kai grįždavau iš moterų stovyklų, kur mes daug dirbom su savo jausmais, gilinamės į savo širdį, kaip jinai jaučiasi. Aš grįždavau į Vilnių ir aš staiga pradėdavau matyti, kiek iš tikrųjų yra susirūpinusių žmonių, kaip jie visi išgyvena kažką. Nebematai, kad tiesiog žmonės susiraukia. Žmogus, aišku, jeigu yra susiraukęs, tai nėra tai, kad jis tiesiog nori būti susiraukęs. Jis kažką, ar ten nori gadinti tau nuotaiką, jis kažką išgyvena labai sunkaus. Ir tu matai, kad eina žmonės ir galvoja, nežinau, apie paskolas, apie savo vaikus, apie savo karjerą, apie tai, kad jie galvoja, kad jie nepakankamai geri. Ir visur tiesiog tyro toks jausmas, kad aš nepakankamai ir tiesiog labai sunku neužšokti pačiam ant tos bangos, todėl tu turi atsitraukti, man atrodo, arba turėti tokį stiprų kažką, nežinau, magnetinį lauką, kad viskas su tavim gerai, kad atlaikyti, bet tai yra labai sunku. Čia daug pastangų reikia, aš dėl to nenoriu daug mieste būti. Ir labai įdomų dalyką girdėjau apie animal communicators. Klausiausi visokių tai dalykų. Ir viena moteris šnekėjo su baltaisiais tais rykliais, ar kaip jie čia vadinasi, white sharks. Kodėl jie atplaukia iki krantų, aiškinosi, žodžiu, ten dėl to, kad nėra maisto ir panašiai, bet ne tai, kad nori užpulti žmonės, bet kaip žmonės juos veikia, tai kad jie pajuto, kad yra labai daug konkurencijos vandenį ir gyvūnai labai jautrus vibracijom ir mūsų būsenom, jie labai gerai jaučiamus ir labai greit perskaitomus. Ir rykliai skundėsi, kad žmonės sukuria konkurencijos pojūtį vandenį ir jie patys pradeda tarpusavį konkuruoti ir kad kelia šumą, basically. Nes žmonės, būtent toj vietoj, tai ten vyksta visokios tai banglenčių varžybos ir panašiai, ir daug visokio vandens sporto, tokio competitive. Ir rykliai tiesiog, jos tai kažkaip veda į tokį nepatogumą, tai aš, buvau nustebinta. Ir tada no wonder aš jaučiuosi ne kaip mieste, nes ten labai daug to tokio. Pažiūrėjau, ar tu tą padarė, ar tu tą padarė, ar tu tą, ar nusipirkai butą, toks, žinai. Ir man dabar liūdna, kai pagalvoju apie tai, kaip ir save plakiau, ir kitus, ir savo buvusius partnerius, kiek aš juos irgi spaudžiau, nes mane spaudė, aplinka spaudė. Ir jo, reikia visą tai paleisti.
ir atsipalaiduot, kad ateitų į tave dalykai, kuriuos tu nori. Bet čia irgi nepadaryti kažkokio uždavinio, kad tu atsipalaiduok, bet tiesiog kiek pavyksta atsipalaiduoji, nepavyksta neatsipalaiduoji, nu kažkaip tai po truputį. Reikia valgyti, nes jau šąla. Šiandien sužinau, kad yra daugiau žmonių Los Andžele, kurie klauso mano muzikos negu Panevėžy, miesto, iš kurio aš esu kilus. What the hell? I need to reconnect with my roots. Wow, dabar pirmą nakties piešiu. Klausau savo demo. Ir tiesiog galvoju, kad labai džiaugiuos, kad esu gyva. Man būna toks jausmas, kai ilgą laiką kažkaip būna sunku. Ir tada vienu metu suprantu, kaip gyventi arba ką galiu padaryti, kad pasikeistų mano būsena iš tos sunkios į kažkokią lengvesnę ir staiga ateina toks troškulys gyvenimo ir galvoju, oh my god, taip noriu dar gyventi. Kai nieks manęs nežudo, darius kraujo tyrimus, ten alergijos tyrimus, viskas super, gimdos kaklelio tyrimus, viskas super. Bet man toks kartais užeina jausmas, kad, o Dieve, jeigu baigsis šitas gyvenimas. Taip nenoriu, kad baigtųsi šitas gyvenimas, nes atrodo, kad labai labai myliu savo gyvenimą. Net jeigu kartais buvo labai sunku, bet aš labai greit gimiau, per kokį pusvalandį, sakė mama. Ir aš jaučiu, kad aš labai noriu gyventi. Ir noriu taip vis labiau skverbtis į gyvenimą, vis labiau suprast, kaip tai daryti, kaip kas veikia. Man, jo, tai yra labai brangu, gal žmonės nelabai apie tai tiek daug galvoja, bet aš kiekvieną dieną tiesiog gyvenu su tokia baime, kad bet kada gali baigtis gyvenimas. Ir kad gal ne viską spėsiu padaryti taip, kaip noriu, bet žinai, tada gali nusiraminti ir tiesiog mėgautis, žinai, kol galima pasimėgauti.